Sveiki visi žiūrintys laidą Vienam gale kablys. Šiandien mes esame Klaipėdoje mažųjų laivų uoste ir plauksime į Baltijos jūrą žvejoti menkių. Mūsų laidos bičiuliam firmai Aisė ir jos vadovai Audriui Jakštui 20 metų, kaip gyvoja ši puiki įmonė, gaminanti žūklės įrankius Lietuvai. Ir ta proga mes esame pakviesti svečiais į jo naują laivą plaukti į Baltiją. Žiūrėsim, kaip seksis. Be galo pasilgome menkių žūklės. Kiekvienas išplaukimas į Baltijos jūrą tai nedidelė šventė, ypatingai kai plauki su savo gerais draugais, o šiandien mūsų laivo kapitonas Audrius Jakštas. Dar kartą sveikiname Audrių ir puikiai įmonę 20 metų jubiliejaus proga, tai iš tikrųjų puikiai proga. Tai labiau, kad tai vienas iš pirmųjų Lietuvos žūklės įrankių gamintojų. Ant visų blizgių, ant visų voblerių galite pamatyti pavadinimą. Pagaminta Lietuvoje. O tai jau šis tas. Kelias į Baltijos jūrą netoks jau ir trumpas. Visgi reikia praplaukti visą uostą akvatoriją, teritoriją. Žinoma, kiekvienas kapitonas atsižymi specialią raciją ir pasienio tarnyboje, kad išplaukia į Baltijos jūrą. Ir uosto judėjimo koordinavimo tarnybose, kurios leidžia laivams arba išplaukti į Baltijos jūrą arba ne. Viskas priklauso nuo oro sąlygų. Šiandien oras neblogas, banga nedidelė ir mes drąsiai traukiame karklės link. Kodėl karklės? Todėl, kad karklėje jau dabar prasidėjo menkių kibimas. Na, o Audrius jau geriau 8 metai plaukioja po Baltijos jūrą ir žino kiekvieną magišką kalnelį, kiekvieną akmenuką ir vietą ten, kur laikosi menkės. Giliai čia ne patys didžiausi, 24-25 metrai. Ir, žinoma, šiandien naudosime neypatingai didelius pilkerius. Jeigu gaudame iš didelio laivo, tai ir pilkeriai turi būti didesni. Viskas priklauso nuo dreifo, tai yra nuo srovės, kuri jūs neša. Idėja tokia, svarbiausia jausti dugną. Audrius pradžioje bando net spiningauti. Tai pakankamai įdomus ir, ne toks naujas, tačiau žinoma žūklės būdas Baltijoje. Dreifas pakankamai didelis, dėl to vietoj spiningo į rankas jis paima tradicinė jūrinė meškerė, kuri padabinta pilkeriais ir sistemėlėmis. Meškerykočiai galingi. Nors ne patys galingiausi, kurios mėgsta lietuvių meškeriotojai važiuodami į Norvegiją. Pakankamai liauninė, didelės ritės, tačiau multiplikatorinės. Tačiau pintas valas ir, žinoma, ritmingas sutenimas į dugną. Stusenant pilkeliu į dugną pajauti dugno nelygumus, akmenis, kartais reikia prisukti valą, kartais jį reikia atleisti. Pirmieji mūsų bandymai stuksenant į dugną aplinkui jau renkasi meškeriotojai. Vadinasi, ne mes vieni žinome tuos magiškus taškus. Jeigu gilis keičiasi, šiek tiek prisukame rankenėlę ir tada vėlgi stuksename į dugną. Pirmasis kibimas. Nežymus, tačiau yra ką veikti. Žvejant žuvį, kad ir nedidelė, štai iš 24 metrų gylio, naudojant pintą valą, pakankamai aiškiai ir stipriai blaškosi. Visi žino, jūrinė žuvis iš tikrųjų bet kuriame pasaulio krašte šiek tiek stipresnė negu gėlavandenė žuvis. Gal savo dydį, svorį ir agresyvumą. Kodėl taip yra? Turbūt jūroje erdvės daugiau. Todėl žuvis agresyvesnės čia išgyventi ne taip paprasta. Kiekviena sekundė kava užbūvė. Arba tu, arba tave. Pirmoji Baltijos menkė. Menkutė, tiesa, kokios jau yra tokios. Svarbiausiai, kad prie dugno gilmatis rodo ne tik žuvį, tačiau rodo ir gilių perkritimus. O tai svarbiausia. Ne visada galite jūs, bent jau žiūrėdami cholotą, pamatyti, tai yra gilmatį, pamatyti, ar ten begalė žuvies. Jei menkė prisispaudus prie dugno, gilmatis praktiškai jos nerodo. Tačiau ryškus dugno perkritimai 3-4 2,5 metro akmenys ant dugno, tai tos vietos, kuriuose gyvena Baltijos menkės. Kol kas šiandien mūsų laimikiai ne patys didžiausi, tačiau svarbiausiai, kad menkės pradėjo kibti. Nes būna tokių dienų, kaip sakė Audrius, pavyksta pagauti tik 3-4 žuvis. Tačiau dabar, kuo labiau rudens pabaiga, kuo šaltesnis vandenis, tuo ir menkių būriai didesni plaukia link kranto. Tuo ir žvejoti, jie smagiau.
Radus neblogą vietą ir žuvies dydis didėjo, o kibimas iš tikrųjų įspūdingas. Efektingai žvejojame šiandien, tikrai senokai teko žuvauti taip. Nekartą jau kalbėjome, kad žūklė iš katerių kur kas mobilesnė ir greitesnė nei žvejyba dideliais laivais. Vis dėlto didelis laivas kol apsisuka, kol pasisuka, o katerių tu greitas. Tokia mūsų įspūdinga žūklės pradžia. Iš tikrųjų, senai taip teko žuvauti Baltijos jūroje ir, kaip jau sakiau laidos pradžioje, žvejyba iš katerių kur kas perspektyvesnė, nes mobilesnė, tu greitesnis, tavo žūklės įrankiai netokie sunkus. Ir dar kartą dėkui Audriui, kuris mus pakvietė šiandien į žvejybą. Esame patenkinti ir neabejojame, kad seksis lygiai taip pat toliau. Vis dėlto ruduo, spalio pabaiga, lapkritis, tai tas metas, kai turbūt menkės kimba Baltijoje be negeriausia. Dėl to dabar metas susimastyti ir pagalvoti apie tai, kad, į jūrą išplaukti verta. Žinoma, jeigu leidžia oras. Jeigu kalbėti apie žūklės įrankius, šiandien mes naudojame neilgų žūklės įrankius apie 2,80 m, tam, kad paprasčiausiai nepavargtų jūsų ranka. Rinkitės, jei užvėjosite iš katerių, rinkitės kuo lengvesnį. Gali būti anglies pluoštą, tokių, ko tu dar maloniau žvejoti, jau tik kiekvieną minkę smūgį. Rytės būtinai multiplikatorinės, ne tik dėl to, kad jos labai patvarios, tačiau ir dėl to, kad, žvejodamas jūs labai greitai galite vieno mygtuko paspaudimu reguliuoti gylį. Tai yra arba atleisti valą, jeigu atsiranda pagilėjimas, arba greit prisukti valą, jeigu atsiranda, pavyzdžiui, kažkas tai kalniuko viršus. Jeigu kalbėti apie pilkerius, visą tai priklauso nuo dreifo. Tai yra sistemėlės pačios įvairiausios, kaip matėte, gaudom skirtingomis, o pagauname tą patį. Tiesiog reikia atkreipti dėmesį į pilkerį, nes pilkeris 70 gramų, 110, 150 ir net 200 gramų reikalingas tam, kad galima būtų sėkmingai žuvauti. Kągi, mes tęsime toliau, kibimai beprotiški, menkės kimba viena po kitos ir esame be galo patenkinti. Nedidelis žuveliokas, jeigu jie atrodo visiškai neblogai, galima leisti atgal į vandenį, o tas visiškas neblogumas toks. Jeigu žvėjotumėte 50-45 metrų gylyje, vadinamoje inkarinėje arba savartinė, yra tokios vietos Baltijos jūroje, žino visų laivų kapitonai, tai praktiškai ten žuvies paleisti nebeįmanoma. Kodėl? Todėl, kad viskas labai paprasta. Žuvis elementariai ištraukta iš tokio gylio, pro burną išlenda oro pūslė ir viskas. O žvejant 24-25 metrų gylyje, nedidelę žuvį gerai apžiūrėjęs, jeigu matote, kad tai gyvybinga, galite visada paleisti atgal. Tai yra svarbiausia. Nebūtina lupti viską, kas papuola po ranka, krauti į dėžes ir sakyti, koks šaunuolis žvejas, pagavau šiandien 50 menkių. O dydžiai ir atstumai iš tikrųjų labai nebetolimi. Kibimas kaip pasiutęs. Vėlgi perplaukę randame naują, kur kas linksmesnę vietą, ten, kur dreifas dar ilgesnis, kur dugno nelygumas pakankamai gilus ir ilgas. O ten tų menkių, nežinau kiek, neįsivaizduoju. Džiaugiamės tokia žūklė, su Audriumi šaipomės vienas iš kito, tai labiau, kad Audrius sako, kad tai viena geriausių šių metų jo žūklių. Vadinasi ne veltui. Mes laive, vadinasi galų gale ir kameroje vietoje, ir žvejyba iš tikrųjų įdomi ir smagi. Kai prasideda dupletai ir tripletai, tai visiškai neramų pasidaro meškeriotojo galvoje. Atrodo, kadagi baigsis tas fantastinis žuvies kibimas. Galima drąsiai pasakyti, kad Lietuvoje, žuvaujant jūroje, šiek tiek didesni limitai. Kiekvienas meškeriotojas gali pagauti po 7 kg žuvies, dėl to mes labai spėriai ir aršiai artėjame prie tų vadinamųjų skaičių. Kol kas menkės nėra pačios didžiausios, tačiau
nebūtina ir galvoti apie tai, kad turėtų iškipti labai didelę menkę. Vis dėlto vanduo dar šiek tiek šiltokas. Pačios didžiosios menkės sveriančios 5, 6, galbūt ir 10 kg. Tokių pavyksta pagauti Lietuvos meškeriotojams. Prie krantų atsiras dar šiek tiek vėliau, dar už 3-4 savaičių. Žinoma, įlys orai, žinoma, jeigu nebus didelių audrų ir bangų. Tokių žuvų mes dar išplauksime šiemet gaudyti. Na, dabar žiūrime, ką turime. O turime pakankamai baisoką vaizdelį. Žuvis pradeda būti leidžiamos visos atgal, nes štai taip atrodant grandinėlė žuvies ant kabliukų. Jau kiekvienas žvejas gali atpurtyti nuo žuklės. Kiekgi galim? Kibimas po kibimo, lupimas po lupimo. Vienas kitas stambesnis egzempliorius pradžiugina ir tai yra svarbiausia. Svarbiausia, kad puikiai šiandien leidžiame laiką 7 km nuo kranto, nuo karklės ir žuvų kibimas beprotiškas. Kodėl jis toks? Na, galima sakyti vėlgi tą patį. Vanduo atšala ir didesni menkių būriai patraukia prie krantų. Tuo labiau, kad prie krantų pasirodė jau pirmosios stintelės, šprotai ir tai yra žuvų mitybinė bazė. Vis dėlto prie žiemą kiekviena žuvis nori pakankamai smagiai prisiryti ir to rijimo prie krantų yra kur kas daugiau. Menkės didėja, mes džiaugiamės savo sugautais laimikiais ir diskutuojame apie pilkerių ir sistemėlių įvairovę. O kągi čia diskutuoti? Tada, kai randi žuvies būrį, tada to žuvies atrodo čia begalė. Ir visiškai jam nusispjauti, ar tavo sistemėlė melsvos spalvos, pilkeris geltonas, žalias ar violetinis, o kabliukai raudoni, ar mėlyni, ar dar kažkokie tai neaiškus. Įsidrėbti kiekvienas gali lygiai taip pat sėkmingai, besidžiaugdamas puikiu žuvies kibimu. Tai tokia ta menkių žuklė Baltijos jūroje, kažkas tai panašaus į siaubo filmus. Ne, iš tikrųjų, tokios žuklės dar neturėjome ir negalime dar drąsiai pasigirti, kad turėsime galbūt artimiausią 5-metį. Žvejyba fantastiška, nuotaika gera, žuvis tvarkingos, mes laimingi. O čia tai 20-metis. Mūsų laidai irgi netiek ir daug tų metų, bet trūksta iki gerų 20 metų. Taip kad, Audriau, dėkui, žinoma, tau už tokią puikią žuklę. Už geras žuklės vietas, galvoju, nepraeis nei 6 metai ir mes su tavimi atsiskaitysime. Galbūt ne Lietuvoje, bet žuvies pagausi tiek pat. Pažadu. Kai visada didžiausias žuvis pabėga. Todėl galvojame, kad metas padaryti šiokią tokią pertrauką ir supažindinti su kiek kitokiu žuklės būdu. Netoli plaukėja mūsų bičiuliai, kurie žvejoja vilkiavimo būdu. Tokia žvejyba labai populiari pasaulyje, ypatingai Skandinavijos šalyse, taip žmonės žvejoja lašišas. Pažiūrėsime, kaip jiems sekasi, nes ten viskas abrakadabra.
Na, žuklės būdas Lietuvoje, tačiau nenaujas pasaulyje. Tai vadinamasis svelkiavimas, trollingas. Meškeriotojai bent jau Švedijoje ir visame pasaulyje, Skandinavijos šalyse ypatingai mėgsta tokį žuklės būdą. Tai yra žvejyba su specialiais dauringeriais, netgi nėra pavadinimų lietuvių kalboje, žodžiu specialiais svoriais, kurie prilaiko voblerius prie dugno. Ir visa žvejyba vyksta ne pilkeriais, ne sistemėlėmis ar vobleriais, o žvejojama taurė žuvis. Ir kaip matėte, vyrų rankose Baltijos lašiša. Ir ne viena, ir ne dvi. Šiais metais jie žvejojo dar tik tai pirmasis savo žuklės, o pavasarį galbūt sėsime į tokią valtį ir parodysime, kaip žvejojamas Baltijos lašišos su ypatingai sudėtingomis sistemomis. Tokia mūsų laiminga šiandien žuklė, kuri atrodo niekada nesibaig, žuvis kimba viena po kitos. Mes esame patenkinti, dar kartą rekomenduojame rudenį visiems pagalvoti apie plaukimus į Baltijos jūrą, ar kateriais, ar laivais, nes tokia žuklė pakankamai įspūdinga. Na, o dabar po šios žuvies, kaip visada visiems svarbios žuklės naujienos. Sveiki žvejai! Šalant orams nebelieka tokio plataus pasirinkimo žuklės būdų ir žvejai dažniausiai važiuoja lydekų, plekšnių, vėgėlių arba į jūrą. Taigi ir šiandien aptarsime naujovės būtent skirtas šiems žuklės būdams. Pradėti norėčiau nuo sistemėlės dugniniai. Sistemėlė yra labai paprasta naudojime. Jūs šios fiksatorius tiesiog kaip ir paprasta guminį ar šniūrinį fiksatorių užmaunate ant valo. Štai taip. Štai ir jūsų fiksatorius ant jūsų pagrindinio valo. Na ir kokiegi privalumai? Pirma, nėra jokio mazgo, absoliučiai. Jūsų pavadėlis pririšamas prie šios sistemėlės suktuko ir visas valo stiprumas yra išsaugomas. Antras dalykas, pavadėlis nesusuks jūsų nei pagrindinio valo, nei susisuks pats, nes, kaip matote, suktukas, įsivaizduokite, čia yra pavadėlis, sukasi aplink savo ašį, aplink pagrindinį valą. Taigi galite susiverti 1, 2 ar net 3 pavadėlius, kaip kas mėgsta žvejoti. Beje, šios sistemėlės guminiai fiksatoriai iš pačios iš viršaus yra ypač stiprus ir jūsų sistemėlė neslankios, nenusimes prie švino ar atviršiai nepakils į viršų. Dėka šių gumelių sistema gerai fiksuojasi ant pagrindinio valo. Kita naujovė skirta lydekų žukliai. Tai yra pavadėlinė speciali medžiaga atėjusi iš muselinės žuklės idėja. Ir esmė yra ta, kad žvejas pasidaro pavadėlį, lydeka nenukas jokio jūsų valo, be mazgo. Taigi paimėte šią pavadėlinę specialią medžiagą, padarote kilputę, prie kurios prisiseksite ar voblerį, ar blizgę, ar riperį, nesvarbu, ir pakaitinate šią medžiagą su žiebtuvėliu. Per artinę prikiškite, nes ši specialus apvalkas tiesiog išsilydys šiek tiek iš toli ir ši medžiaga sukimba. Ir gaunasi štai tokia kilputė, be jokio mazgo, be jokių užspaudėjų ir panašiai. Labai tvirta, jokia lydeka nenutrauks. Taigi tikrai įdomus, praktiškas, patogus daiktas bet kuriam žvejui. Plekšnių žuklės mėgėjų dėmesį norėčiau atkreipti be reikalo pamirštą dipą skirtą plekšnių žukliai. Tai yra labai koncentruotas kvapas, nežiūrint, kad buteliukas yra nedidelis, jo užtenka 2-3 metam minimaliai. Yra 3 kvapai, strimėlės, krabo ir krevetės. Ir kaip minėjau, kvapas yra ypač koncentruotas. Netgi jeigu jūsų masalo ant kabliuko tai lieka mažas gabalėlis ir jisai yra išmirkyta šiame dipe ir užlašinta šio dipo, tai plekšnė bet kokiu atveju priplauks prie jūsų jauko, nes
tikrai labai stiprus kvapas ir išlieka ilgai, netgi šaltam vandenį, nes šie dypai yra skirti būtent jūriniai žūklė, taip ir vadinasi jūriniai Quantum firmos dypai. Ir jūsų laimikiai bus ženkliai didesni ir rečiau reikės keisti masalus. Kadangi yra lapkričio mėnuo, yra šalta ir drėgna, o daugelis žvejų nori žūklėje jaustis komfortabiliai, tai jūsų dėmesį atkreipiu į kokybiškas pirštinės. Ir pradėti norėčiau nuo Sims firmos pačių geriausių turbūt Europoje pirštinių. Šis modelis puikiai apsaugos nuo vėjo, nes yra windstopper, taip vadinamas angliškai pirštinės, yra speciali membrana, kuri yra visiškai neprapučiama, jos yra šiltos, nors yra plonos, labai greitai džiūsta, labai aukštas kvėpavimo koeficientas. Tokia pirštinė, jeigu įmersite į vandenį ar lyja lietus ir jinai greit sušlampa, išspaudus, išdžiūsta per 5 minutės. Kaip minėjau, yra šiltos, visiškai neprapučiamos, pirštai gali būti uždengiami, štai taip. Kita pirštinių serija yra Romados firmos ir šios pirštinės yra pagamintos iš 2-sluoksnio arba 4-sluoksnio flyso, priklausomai nuo modelio. Yra iš viso 5 modeliai jūsų pasirinkimui. Vienas iš jų yra taip pat windstopperinis, tai yra visiškai neprapučiamas, tai yra storos, šiltos pirštinės su membrana viduj, jie galite jausti čiupinėdami pirštinę. Ir kaip minėjau, jis yra visiškai neprapučiamas, atsparios drėgmiai, tai yra ne liūčiai, jeigu laikysite po kranu, po vandeniu, tačiau jeigu yra dulksna ar rūkas ar šiaip drėgna, jeigu žuvaujate jūroje, drėgmė nepapuls. Kitos Romados pirštinės yra pagamintos iš viksluosnio flyso, tačiau yra šiltos, labai greitai džiūsta. Ir jeigu jūsų pirštai sušalo, padarote iš pirštinių kumštinės pirštinės, jeigu vėl aktyviai žuvaujate, pirštuotas pirštinis. Kadangi rudenį ir žiemą šala ne tik rankos, bet ir kojos, tai šie batų įdėklai pagaminti iš natūralios chemiškai neapdorotos lanos vilnos jums pagelbės. O kogi reikia rudenį ir žiemą kojoms? Kad jos būtų sausos ir šiltos. Taigi šie įdėklai būtent atlieka šias funkcijas, sugeria jūsų prakaitą ir papildomai sulaiko šilumą jūsų žieminėje avalynėje. Šią savaitę Romadoje, kaip įprasta, vyksta 2 akcijos ir skirtos jos žieminiai rudeniniai aprangai. Akcijoje dalyvauja 2 kokybės lygų kostiumai. Vienas iš jų yra Ultimate firmos Icelander modelis ir šis kostiumas tikrai yra neprapučiamas vėjo ir tikrai nepraleidžia lietaus, nes, kaip žinia, pigus kinietiški kostiumai per alkūnės, per kelius, per užpakalį, per vietas, kurios trinasi ar daug lankstosi, vanduo ar lietus prasiskverbia. O šis kostiumas tikrai apsaugos jūs nuo bet kokios drėgmės, nuo lietaus ir nuo vėjo. Šis kostiumas šią savaitę Romadoje kainuos tik 169 litus. Kitas aukštesnės kokybės, šiltas, žieminis, labai lengvas, svarbiausia kvėpuojantis, Cormoran firmos Stratos žieminis kostiumas Romadoje kainuos tik 350 litų. Prekių kiekis ribotas. Susitiksime Romadoje. Sudie. Šioje mūsų laidoje konkursas dėja dėl tokių menkio kiekio šiandien netelpa niekaip mūsų 25 minutėse, nors noriu priminti visiems, kad konkursą remia Sauliaus Jokužio spaustuvė, didžiausia spaustuvė vakarų Lietuvoje, kuri dabar siūlo visiems atkreipti dėmesį į jūsų įmonių katalogus ir žinoma kalendorius. Vis dėlto dabar pats metas pradėti apie juos galvoti, nes kitais metais galėsite savo įmonės kalendorius dovanoti visiems verslo klientams. Šiandien tiek, nei žvyno, nei uodegos ir susitiksim lygiai po savaitės.